žmonės cvirkus kalą. Gerbiamoji publika, džiaugiamės, kad taip aktyviai dalyvavote mūsų akcijoje atrakcijoje Prisikalk prie parapijos. Netrukus paskelbsime nugalėtoją, o dabar kita šių metų nominacija Metų pora. Dėmesys į ekraną! Katrė ir Vingių Jonas už tipinį lietuviškos poros įvaizdį. Antra nominacija Mindaugas ir Violeta Getgaudai. Už lietuvybės palaikymą išeivijoje ir už gražaus šeimyninio gyvenimo pavyzdį. Broliai Grimai už broliškas pasakas vaikams. Taigi, laimėtojai praktiškai be konkurencijos ponai Violeta ir Mindaugas Getgaudai. Prašome savo! Violeta ir Mindaugai, štai vinis, kuris puoš jūsų namus ir svečiai atėję pas jūs žinos, kad jūs metų pora 2010. Bravo! Gerbėmieji, turiu tokį intimų klausimą. Žinai... Žemaičiai neatsako intimius klausimus. O ponė Violeta irgi žemaitė? Tai dzūkė ir atsakys, jinai nuo širdį moteris. Sakė, atsakys į klausimą dainuodama, dar gražiau bus. Dzūkai tik dainuoja. Aš kaip šeimyninis gurmanas norėjau paklausti jūsų vieno tokio recepto. Matai, aš irgi esu vedęs Marijampolę tokią nieko savo moterį. O tik tai tą šeiminį gyvenimą ardo mūsų ta emigracija dabar, žinote, tasomės, tai Airijas, tai Amerikas, tai šiandien, tai ten. Sakykite, o koks receptas yra jūsų darnaus šeiminio gyvenimo? Pasakysiu. Buvom Lietuvoje labai senai. Mudviejų fotografiją įdėjo į laikraštį. Amon saka. Tu moki Amon saka? Skaitęs. Po fotografija parašyta, saka, Ans žemaitis, o Ana dzūkė, bet saka, vis tiek gera boba. Aploja! Tai žurnalistai šaunuolė, aš irgi pritariu žurnalistam, bravo! Ačiū jums labai. O dabar ponams Getgaudams personaliai koncertuoja, tai yra šoka grupė Retro!